Labas atvykus į tinklalaidės Love, Act and Filtered epizodą. Saugią erdvę kalbėti apie viską. Welcome to the podcast episode of Love, Act and Filtered, the safe space to talk about everything. Šiandien sveikiname su jumis iš epizodo, kuriame Aistis ir Ema kalbins gyvenimo įgūdžių mokytoją Laurą bei savo klasės vadovą Ramūną. Epizodą kuriame projekto Love Act metu kartu su organizacijomis Diversity Development Group ir įvairovės edukacijos namai. Taip pat už aparatūrą tinklalaidės įrašymą atskirai norime padėkoti Atviram jaunimo centrui Žalianamis. Tad klausom. Labą dieną, aš esu Aistis. Aš esu Ema. Ir mes esame su mūsų auklėtoju Ramūnu ir gyvenimo įgūdžių mokytoja Laura. Labas. Tai mes šiandien kalbėsime apie lytiškumo temas. Tai pirmas klausimas. Kokios yra dažniausios lytiškumo problemos paauglystėje, jūsų manimui? Paauglystė tas metas, kur tų problemų visokių išlenda, o su lytiškumu, tai pirmiausia, kad tas kūnas labai stipriai keičiasi. Ir vaikam tiesiog paaugliam, jau nebe vaikam, kyla labai daug klausimų apie tai, ar čia viskas su manim gerai. Tai man atrodo, tas yra didžiausias iššūkis, aš taip galvoju, save bandant prisiminti paauglystėj, ar čia aš normali, ar čia taip turi būti, ar ne. Ir aišku, tie hormonai stipriai labai muša per smegenis ir tu tada darai dalykus, kurių kartais ne visai gal norėtum daryti, arba dažnai sakai tą, ko nenorėtum sakyti, paskui nori atsimti savo žodžius. Bet, taip atsitinka, taip veikia kūnas, taip veikia hormonai. Tai aš turbūt galėčiau papildyti tik Laurą, kad, iš tikrųjų, paauglystė toks laikotarpis, kai apskritai klausi, kas aš esu, ko aš noriu, ko man reikia, kada verta pradėti vienus dalykus, kada dar nereikėtų jų pradėti. Tai iš tikrųjų, ta paauglystė yra toks didžiulis klausimas, kada. Ja, pilnai sutinku su jumis. Ar mokyklas turėtų mokinti jaunus vaikus apie lytiškumo temas ir nuo kokio amžio galėtų pradėti mokinti juos? Ir kaip mokinti? Oi, tai čia aš turiu pirmą pasisakyti, nes esu gyvenimo įgūdžių mokytoja ir tą jau pradedu daryti mokyklose, mokinti vaikus lytiškumo temų. Tikrai nemoku dar iki galo, kaip tą reikia daryti ir tyrinėju ir save, ir vaikus, ir tuos paauglius. Tai ar reikia, jeigu klausimas buvo, tai aišku, kad reikia, nebejotinai reikia. O jei klausimas buvo dar nuo kada, tai tikrai reikia nuo kuo anksčiau ir nuo tų pradinukų pradėti kalbėti ir apie savo kūną, ir apie jo pažinimą, ir apie teisingą žodyną. Tos lytiškumo pamokos visų pirma yra po saugumo ir sveikatos tokia kepurė tema, kaip ir didelė padėtos. Jos nėra kažkaip atskirai išimtos iš konteksto. Tai reiškia, reikia kalbėti, kad tu jaustumės ir saugus, ir pažintum savo kūną, ir žinotum, kas su tavim vyksta ir vyks. Pritariu iš tikrųjų Laurai, kad lytinis švietimas turėtų būti nuo mažų dienų, tai yra galbūt nuo 1 klasės, nes juk žmogus, ką pirmiausiai jis pažįsta savo kūną nuo mažų dienų. Tai tas klausimų kėlimas, kodėl aš toks galbūt, kodėl aš, pavyzdžiui, berniukas, kodėl aš mergaitė, galbūt aš nei berniukas, nei mergaitė. Tie visi klausimai, jie anksčiau ir vėliau iškyla, tai jeigu tu jau susiduri su jais nuo mažų dienų, atėjus laikui tau tikrai juos pavyks daug lengviau atsakyti, jeigu tu juos jau būsi nagrinėjęs su kažkuo kitu, su žmogum, kuris tą supranta, negu, laukti kažkokio ypatingo momento, kada jau verta pradėti kalbėti, verta pradėti jau čia ir dabar, o ne laukti kažkokią 18 metų, sakyti. Tikrai tai yra beprasmiška. Ir kažkaip viskas lengviau gaunas, jeigu tu nuo mažiuko jau pradedi ten kalbėti, tada natūraliau kažkaip viską priėm. Taip, tu nesupranta. Nes, jeigu nieko nekalbėjai, tik tau 14 metų, ten jau viskas vyksta ir tada, tai pakalbėkim. Tai kažkaip, man atrodo, jau tada jau gali būti ir per vėlu. Tai jau taip. Gerai, ar jūs žinote, kas yra seksualinė orientacija? Taip. Atrodo, kad taip. Gerai, tuomet kokia yra jūsų nuomonė apie tai? Nežinau, ar galima turėti nuomonę šiuo klausimu. Tu seksualinė orientacija vienaip ar kitaip ją turėsi. Nuomonė, sakykime, tai jau būtų kažkoks tai manimas ar
tai teisinga seksualinė orientacija ar neteisinga seksualinė orientacija, ar tai gera seksualinė orientacija, ar tai bloga seksualinė orientacija. Nežinau, nuomonė, čia toks dalykas, jis labai pavojingas dažnu atveju būna, kalbant apie tą seksualinę orientaciją. Tai aš sakyčiau, kad čia turbūt kitaip reikėtų klausti, ar apskritai reikėtų sakyti, kad yra gera arba bloga seksualinė orientacija, yra teisinga arba neteisinga seksualinė orientacija. Čia turbūt reikėtų klausti būtent taip, aš taip manau. Jo, aš irgi apie tą nuomonę kažkaip tai pritariu, nes tai tiesiog yra. Tokie mes esam tie žmonės, ar ne? Tai mes galim būti visokie. Ir tai, ką mes renkamės, tai yra mūsų pasirinkimas arba tiesiog tai, kuo mes esame. Turbūt čia nuo mano nuomonės nieks nepriklauso, ar ne? Čia tiesiog ar aš gal moku pagarbiai tą išreikšti, ar pagarbiai į tai priimti. O kokia jūsų nuomonė? Aš manau, kad tu turi suprasti save, o tau neturi rūpėti, kokia orientacija yra kito žmogaus. Ja, aš tai sutinku su Ema. Dėl to tu turi jaustis gerai pats. Tau neturi rūpėti, ką kiti žmonės mano apie tą nuomonę. Tau neturi rūpėti. Tau turi rūpėti, kaip tu jautiesi apie save. Kaip draugai ir šeima gali palaikyti asmenį atskleidžiantį savo seksualinę orientaciją? Tai turbūt, kaip pats pasakėjai, palaikyti pirmiausia. Jokių būdų negali šeimos narys smerkti, kad štai ateina. Aš tikrai pažįstu pats asmeniškai ne vieną homoseksualų asmenį ir tikrai žinau atveju, kai šeima iš karto atstumė. Pavyzdžiui, mergaitė jau mergina, motina iš karto atstumė, su ja nebebendrauja po to. Bet pažįstu žmonių, draugų tiksliau, kurių šeima ten visapusiškai palaiko, ar nebuvo kažkaip suabejoja, kad tu čia kvailas, kaip tu čia darai, taip negalima. Tiesiog tai yra, šeima privalo palaikyti, nes šeima vis tiek bet kokiu atveju yra artimiausias tau dalykas ir jeigu tu jau nesulauki palaikymo iš šeimos, tai automatiškai tave gali labai neigiamai paveikti. Aš tai irgi gal atsakysiu kaip mama, visą laiką irgi sakau savo vaikams, kad man nesvarbu kaip kiti, man svarbu kaip tu. Ir kas beatsitiktų, kas bebūtų, mes visada būsim šalia. Ir labai noriu, kad iš tikrųjų ir mano vaikai, ir kiti vaikai šeimose tą žinotų, kad kas bebūtų, kaip jie besijaustų, jie gali būti atviri ir gauti tą maksimalų palaikymą. Kitas dalykas, palaikyti vieną, priimti kitokį yra kita, irgi sunku tą daryti suaugusiam, sunku tą padaryti tėvam ir kartais tai visai nemažas iššūkis tampa, ypač visuomeniai, kuri gal mažiau apie tai yra kalbėjus, gyvenus taip, kaip gal gyveno mūsų tėvai, bet po truputėlį tikrai galima, jeigu tau rūpi tavo vaikas, rūpi elementariai tiesiog žmogus, tai, man atrodo, nekyla klausimų, kad tiesiog jį palaikai taip, kaip yra. O kas, jeigu tėvai nepriima tavęs, kai jeigu tu, pavyzdžiui, tau patinka bernai ar dar kažką, ką vaikas turėtų daryti? Oi, čia sunku, jeigu tėvai nepriima, tai ką, tai reikia kažkaip tai, tam vaikui visada sunku būti vaiko pozicijoje ir kažkaip tai pakeisti ten suaugusio poziciją. Suaugęs turėtų pradėti keistis visų pirma, kad tavo vaikui būtų geriau, nes tu esi suaugęs visų pirma. O kaip padėti savo, tai reikėtų vis tiek ieškoti pagalbos, ieškoti paramos, jeigu negali atsiremti į savo ten tėvus ar globėjus, sakykime, jie tavęs nesupranta, nepriema, tai tikrai nereikia galvoti, kad jau čia kažkaip viskas. Tikrai yra daugybė būdų ir galimybių ieškoti pagalbos ir palaikymo kitur, pradedant ten psichikos, emocinės sveikatos pagalba. Ta pati mokykla gali tapti irgi palaikymo vieta, jeigu jinai tiesiog sveikai, normaliai priema žmogų. Tai aš turbūt dar galėčiau tik papildyti tokį mintį, Lauros, kad reikia nepamiršti, jog tėvai nėra kažkoks tiesos garantas. Tėvai yra lygiai tokie pat žmonės kaip visi ir jie gali klysti. Jeigu jiems atrodo, kad vienas ar dalykas yra
neteisingas, netinkamas, tai tikrai nereiškia, kad taip iš tikrųjų ir yra. Žmogus turi turėti tokį kritinį mąstymą ir pamastyti, ar tikrai tėtis nesutikdamas, kad aš galiu mylėti ten, būdamas vyras vyrą ar būdamas mergina merginą, ar tikrai jis čia elgesi teisingai. Greičiausiai ne, nes žmogus, tėtis, mama, jis klysta tiesiog šiuo atveju. Jis pats per mažai turbūt žino apie tai, jam galbūt kažkada jo tėvas ar mama sakė, kad taip negali būti, tai vadinasi, ir aš savo vaikus taip mokysiu, kad taip negali būti. Tai kitaip sakant, pats tėtis ir mama yra tam tikrame kevalė, iš kurio jis bijo išeiti. O turbūt dar aš pasakysiu, kad toks tėtis ir mama tiesiog niekada nėra susidūręs su homoseksualiu asmeniu ir galvoja, kad tai yra kažkoks monstras. Kažkoks jis kitoks žmogus iš principo. Tai, su tokiu tėvu, aišku, žinoma, labai yra sunku kalbėti, bet reikia suprasti, kad, jie šiuo atveju tiesiog klysta. Aš tai taip dar gal pasakysiu, truputį palaikant tos tėvus, kad, jie iš tikrųjų irgi išgyvena labai dramatiškus matyti jausmus, nežinodami to, ar ten taip gyveno, ar ten jau jų pačių vaikystė buvo sunki ar ne. Tai ir jam patiem reiškia, ir tėvam reikia pagalbos. Ir tikrai yra būdų ir jos irgi surasti, ta prasme, ir paieškoti tų kelių. Tai čia turbūt kalba apie norą, kiek aš noriu tą daryti kaip tėvas, ar ten tik užsispirti ir sakyti ne, ar kažkaip tai ieškoti kelio to, kad ir aš galėčiau būti priimantis. Kodėl jūsų manymui sutikimas yra svarbus seksualinėse santykiuose? Sutikimas. Gerai, geras klausimas. Tai elementari pagarba žmogui, ar ne? Ir savo ribų pažinimas ir kito irgi ribų gerbimas. Yra daug diskusijų dėl to, kaip čia taip įvyks, ar čia reikia gal kokį sutartį atsinešti, ar parašą padėti, ar kažkaip. Bet elementariai priimant tai, kad netinka joks kitas variantas, nei galbūt, nei kažkaip tik tai aiškus ir tiesus taip, tai arba ne, taip. Tai man atrodo, tai tiesiog išspręstų labai daug visokių problemų gyvenime. Bet čia gal reikia daug, aišku, ir tokio brandumo, ir dar daug apie tai visiems kalbėti ir sutarti, kad taip yra taip, o ne yra ne. Tai jeigu nėra sutikimo, tuomet yra prievarta, bet kokiu atveju prievarta kaip neįgiamas dalykas, jis tikrai negali būti toleruojamas. Sutikimas, jis privalomas, aišku, jis neturi būti kokiu tai nors ant popieriaus parašų padėta forma. Tai tikrai eitumėm jau į absurdus tiesiog, jeigu tą popierį pamesi, paskui tai ką bus neįvykęs kopija saugot seife. Neįvykęs bus, nes neturim popierio. Ne, tiesiog būtina abiejų žmonių sutikimas vien dėl to, kad tai yra labai svarbus žmogui dalykas, aš taip pasakysiu, labai sujungiantis žmogui dalykas, tas lytinis, sakykime, aktas. O jeigu to sutikimo nėra tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, tai vėlgi tai yra prievarta, kuri tiesiog žmogų žlugdo. Kaip kurti sveikus imtinius santykius? Saugius. Ne, sveikus imtinius santykius. Sveikus. Aš galiu pradėti. Klausytis. Gal tie dabar. Klausytis, girdėti vienas kitą. Jie sveiki visų pirma tada, kai žmogus visapusiškai sveikas, irgi, ta prasme, fiziškai, emociškai, dvasiškai brandus. Gal va taip pasakyčiau, tada jie natūraliai gaunasi sveiki. Jeigu kažkokio brandumo trūksta, tai natūraliai yra kažkokių klaidų, tikimybė nemaža. Ir visų pirma, aš galvoju, kad reikėtų auginti save kaip asmenybę visapusiškai, tiesiog sutvirtėti ir emociškai, ir dvasiškai, ir fiziškai, visaip. Ir tada natūraliai tiesiog ir lytiniai santykiai, ir bendražmogiški bus sveiki ir saugus, ir tu galėsi tiesiog gyventi tokį pilnavertišką gyvenimą. Aš tik tai galėčiau trumpai papildyti, kad norint sveikų lytinių santykių reikia tiesiog neskubėti.
niekur nenubėgsi kažkur, kur, man 18 metų, man 20 metų, viskas, aš neturėjau lytinių santykių, tai aš jau jų nebeturėsiu, aš būsiu tam nepasirengęs, manęs jau niekas nebemylės gyvenime. Taip tikrai nebus. Reikia lytinį santykį užsiimti tada, kai tu pats manai, kad esi pasiruošęs ir tiek. Aš iš tikrųjų labai sutinku su tuo, kad reikia palaukti ir kad reikia pirmą paaugti kaip žmogus, kad ir pakalbėti savo partneriu, kai jis, pažiūrėjau, esą abudu pasirengę apie tai. Tai reikėtų pirmą pakalbėti ir įsiaiškinti, kas jums abiem tinka šitose santykiuose. Tai. Ir savęs pasiklausti, ar tu pats esi pasiruošęs tam. Va čia ta branda iš tikrųjų svarbi, man atrodo, ar ne? Aš jaučiuosi, kad aš jau užaugau, nes ne metai tavo tam gimimo liudijime ar pase parodo, kad jau tu subrendai, ar ne? Man atrodo, pagal amžių dar nieks nepasako nieko. Gerai, tai kitas klausimas būtų, kaip išlaikyti artumą ilgalaikiuose santykiuose? Kalbėtis, pirmiausia, tai vienareikšmiškai turbūt pasakysiu, yra kalbėtis. Aš tai dar papildysiu kalbėtis ir girdėti, nes būna tokie, kur kalba, bet nieko negirdi, ar ne? Ir būna, aš tik tau sakiau, o tu manęs negirdi, kiek kartų tau kartojau, o tu vis negirdi. Tai va tas girdėjimas, bet, kaip sakyti, girdėjimas, ne vien ausimis, bet ir širdimi turbūt. Jo, reikia bandyti ir suprasti. Jo, reikia tą suprasti. Ir čia tokia natūrali, prie to prieina dar tema, kad jeigu kalbi, tai dar kaip tu kalbi, ar ne? Ir koks tas tavo žodynas, nes tikrai natūraliai ne kiekvienas gebam labai jau ten raiškiai reikšti mintis ar ten savo jausmus, ar ne? Bet ir gebėti pagarbiai kalbėti, gebėti kalbėti apie savo jausmus ir poreikius, tai tada ir tie pokalbiai visai kitokie. Pirma, reikėtų surasti, pavyzdžiui, gerą vietą, gal, pavyzdžiui, pakviesti kažkur, gal mėgstamiausią vietą dar kažką ir toliau nuo ten biškį slinkti į ar viskas gerai, kaip aš galėčiau padėti tau ir kaip aš jaučiuosi apie tai, kai šitas ir tas vyksta. Tai, sakyčiau, labai gerai reikėtų susitarti ir bandyti problemas susitvarkyti, kad būtų geresnis santykis ir įsilaikytų. Nes jeigu tu myli tą žmogų, tai nori jį pasilikti ir tiesiog skaudės pamatyti, kad žmogų, su kuriuo tu buvai daug metų, tiesiog dingsta ir viskas. Tai, sakyčiau, labai reikėtų pasikalbėti. Aš Aisti, kartais net nereikia tos ypatingos vietos, jau kai ilgą laiką gyveni su žmogum arba kažkaip tai ten jau tuos ilgesnius santykius nori kurti, tai nereikia ten kažkaip ypatingai ruoštis, kad pasikalbėtum. Gali tu ten ir prie arbatos puodelio ir gali dantis besivalydamas, dalykus pasakyti jautriai vienas kitam ir išgirsti kitą. Kartais mes labai taip galvom, tai čia dabar jau paruošiu prakalbą ir jau čia dabar mes aptarsim, kaip čia jaučiamės. Tai gerai tai yra, bet kartais mes taip užsisukam toj kasdienybėj, kad aš manau ir kasdienybėj prišnekam nesąmonių, paskui dėl jų gailimės. Tai ir paprastais gyvenimo momentais galvoti, kaip ir ką kalbi su savo brangiu žmogum, irgi yra svarbu, nelaukiant jokios ypatingos progos. Ar seksualinė patirtis turi įtaką intimiems santykiams? Tai aišku, kad turi, tai neabejotinai turi. Kokia ta tavo patirtis gali būti teigiama, gali būti neigiama. Ypač jeigu neigiama, tai neabejotinai kažkaip tai atsiliepia dar sudėtingesniam kartais formom. Tai už tai mes ir kalbėjom apie tą brandą, kad ta patirtis, reikia saugot save, kad ta patirtis nebūtų belio kokia, nes jinai turi įtakos tavo tolimesniam gyvenimui ir kažkaip tai veikia tave. Tai todėl mes ir turbūt kalbam apie tai, kad kažkur tai
neprapult, kažkokių tų patirčių neprisirinkt traumuojančių, nes paskui jas išgydyti, sunku, kad ta prasme įmanoma savo padėti, aišku, vėl atsitiesti, bet kadangi temos yra jautrios ir labai intymios, tai nėra labai lengva, čia ne plaukus persidažyti. Vis tiek su tuo turi gyventi, kažką tai savyje nešioti ilgai. Ką turėtų daryti, jeigu vienas žmogus norėtų turėti vaikus, o kitas nenorėtų? Tai ką jie turėtų padaryti? Manau, kad tas, kuris yra pasiruošęs, turėtų palaukti ir kalbėtis, nes jeigu vienas nori, kitas nori, tai čia taip nebus vaikas. Vaikas yra labai didelė atsakomybė ir turi būti abudu, tu savo partneriu turi būti pasiruošę ir subrendę tam. O kas, jeigu vienas apskritai niekada nenorės tiesiog turėti ir jis žino, kad jis nenorės, arba jinai žino, kad jinai nenorės? Tai turbūt vienintelis teisingas šiuo atveju kelias tai yra skyrybos vienokiu ar kitokiu būdu, nes ką tu visą likusį gyvenimą gyvensi su nuoskauda, kad tu dėl savo partnerės niekada neužauginai ar partnerio niekada neturėjai vaiko. Mes kartais, kaip sako Laura, galime susituokti, sukurti šeimą per anksti, neįsiaiškinę visų šitų niuansų ir, dėja, tokiu atveju nemanau, ar šie du žmonės gali nugyventi laimingą, ilgą gyvenimą. Kuo skiriasi romantinė ir seksualinė trauka? Aš tai galėčiau čia daug kalbėti šituo klausimu, bet aš pabandysiu taip labai. Nuo Platono gali pradėti. Čia galėčiau kaip filosofas pakalbėti, bet esmė yra tokia, kad seksualinė trauka tai pirmiausia yra objektinė meilė. Aš noriu turėti tą ir tą objektą. Kitaip sakant, aš turiu gauti. Ta meilė tikra tai yra pirmiausia jau tu žiūri tą žmogų ne kaip objektą, kaip individą, kuriam tu nori duoti. Tai seksualinės traukos atveju tu nori imti, o tas jau meilė, sakykime, atveju tu nori duoti. Bet tai kaip gražiai pasakyti. Čia tokias gražias mintis. Labai gražiai pasakėt. O kaip valdyti tą seksualinį potraukį? Aš galėčiau irgi dar pasakyti Mes klausom. šituo klausimu. Tai pirmiausia, aš kaip kalbu ir per etikos pamokas su vaikais, gyvūnas, sakykime, negali valdyti to seksualinio savo potraukio, nes jis vadovaujasi instinktais. Tuo tarpu žmogus yra laisva būtybė, kuri gali pasakyti savo ne. Žmogus apskritai, kas yra laisvė, laisvė dažnai ir vaikai ir suaugę mano, kad tai yra galėjimas daryti, ką tik nori. Iš tikrųjų, laisvė tai yra pirmiausia galėjimas pasakyti ne. Tai būtent per tą galėjimą pasakyti ne, aš ir galiu jį valdyti. Jeigu tavo klasėje arba apskritai kažkur, gal darbe, yra transgenderis žmogus ir reikia persirengimo kambariai yra ten vyrams ir mergam, tai nežinau, saugusių žmonių tarpe turbūt turėtų bent jau būti. Tik yra lengviau nesaugusiam žmogui, nuogas žmogaus kūnas jis nekelia kažkokių kartais ten ar panašiai. Nuogas žmogaus kūnas, tai kas, visi suaugę žmonės yra matę nuogą žmogų. Ne visi gal, bet didžioji dalis ir tikrai neturėtų kažkaip tai šokiruoti, kad ir dabar moteris persirengtų pas vyrus netyčia, ar dabar vyras persirengtų pas moteris, ar ten dabar transgender, sakykime, žmogus persirengtų vienur ar kitur. Nežinau, čia mes gyvenam visgi dar tokiais stereotipais, kad turi būti vienaip, kažkaip turi būti kitaip. Ten berniukai turi eiti tą tualetą, mergaitės turi eiti tą tualetą. Gal vieną tik reikia tą tualetą. Sunku, sudėtinga, nes už tai, kad čia toksai socialinis klausimas labai stipriai, o ne vien tik tai žmogaus pasirinkimo ar jo savijautos. Tai čia labai dar sudėtinga. Man atrodo, jisai turėtų vadovautis gal kada taip yra dar visuomeniai, kad nėra to aiškumo, tai man atrodo savo saugumu, kur jam saugiau.
pirmoji vietoj. Turbūt šitais turėtų savo atsakyti. O kas, jeigu kiti jaučiasi nejaukiai, kai jis arba jinai tenės? Nu, tai tavo problema, jeigu tu jautiesi nejaukiai, ne, ką tu su tuo darai. Tai ar tu priemi, ar tu išsigąsti ir pabėgi, nežinau, ar pradedi šaipytis, nu tai čia tavo parodo jau tada gebėjimą priimti kitą žmogų, koks jisai bebūtų. Nu tai ir ta branda, ir tas tavo išprusimas, nu viskas čia tada susideda, ar ne? Ne tavo problema, kad kitas yra, kaip sakyt, kad kitas apie tave kažkaip negali ramiai žiūrėti, žinai, į tave. Ar priimti, nu, tai kitas turėjau su savim tvarkytis. Čia turbūt vėlgi, ar tu vadovaujasi kitų žmonių nuomonę ar savo. Juk, čia apskritai visur, jeigu dabar aplinkui, sakykime, sporto klube persirenginiai, ten visi yra su pilvo presais, sixpackais, taip vadinamas, o tu su pilvu didžiuliu. Tai ar tu dabar jausies dėl to nepatogiai? Nu, tai viskas priklauso, sakykime, nuo tavo paties, sakykime, čia jau nusiteikimo ar požiūrį, ar tu leisi kitiems žmonėms spręsti, kaip tu jautiesi, ar visgi pats nuspręsi, kaip aš turiu jaustis. Dėkojame, kad klausotės Love Act Unfiltered. Šis podcastas sukurtas įgyvendinant ES finansuojamą projektą Love Act, kuriuo siekiama užkirsti kelią smurtui lyties pagrindų, pasitelkiant visuminį lytiškumo ugdymą. Per praėjusius metus apie intymius ir kitus santykius kalbėjome su mokiniais, mokytojais ir šeimomis 7 skirtingose šalyse. Kartu su jais ir jomis rengėme šią kampaniją, kad pasakytume pasauliui, kaip labai mums reikia daugiau ir geresnio lytiškumo ugdymo mokyklose, kad kartą ir visiems laikams būtų nutrauktas smurtas lyties pagrindų. Perklausykite kitus podcast'o epizodus ir susipažinkite su mūsų kampanija svetainėje thegendertalk.lu. Thank you for listening to Love Act Unfiltered. This podcast was created as part of the Love Act project, an EU-funded project which aims at preventing gender-based violence through comprehensive sexuality education. In the past year, we have talked about sex and relationship with students, teachers, and families in 7 different countries. We have built this campaign with them in order to tell the world how much we need more and better sex education in school to end gender-based violence once and for all. Listen to other episodes of the podcast and check out our campaign on thegendertalk.eu.